Если врач русский супранта, то я думаю, что должен предоставлять, а так не могу сказать точно. Но вы сталкивались с какими-то такими ситуациями, что, например, Но у там нас доктор... хлопец знакомый сталкивался просто, что мы как русскоязычные, а получается работаем здесь. Я уже лет 8 работаю, и получается, что сталкиваюсь с такой проблемой. Другой раз врач не хочет просто объяснять. Я говорю, я литовушка кылбек трупине чуть-чуть говорю. Хочу получаться, но не получается. А врач все равно на литовском разговаривает и не хочет меня слушать. Другой раз бывает такое. Ну, а в таких случаях как вы выходите из ситуации? Как вам сказать, тему понимаю, о чем он говорит, и что-то понимаю, но Ну, а в таких случаях неудобно. вы обращаетесь, например, к другому доктору или... Не, у меня есть врач, который хороший, Нестеренко, это очень хороший врач. Она и русский, и украинский понимает даже. И я к ней очень хорошо отношусь. Nu, šiaip tai aš palaikau, aš irgi darbe, pavyzdžiui, tiesiog nebendrauju su tais klientais rusiškai, kur man kaip ir, nu, tiesiog perdodu gal kolegiams, tai vat, aš suprantu, kad tokia situacija. Aš irgi nelabai moku rusų, tai vat ir... O jeigu, tarkim, Aha. ukrainiečiai ar baltarusiai, kurie atvažiavo į Lietuvą kaip pabėgėliai nuo karo arba nuo... Nu, tai aš manau, su jais tai tikrai reikėtų kalbėti rusiškai, nes, nu, jeigu jie nemoka kitos kalbos, tai manau, kad taip. I think when you live in Vilnius, I think people in general speak very good English, so I don't think it's a real issue. Well, I don't know about Russian, of course, but I can understand the aversion towards Russian, so I fully support that psychologist. But I think for English, I mean, especially in Old Town here, everyone is really very fluent in English, so I don't have any issues. And I mean, I'm trying to understand Lithuanian. I'm trying to learn it as well. So I think if there is a will to learn the language, yeah, I think that's also important. Aš manau, kad nėra blogai, jeigu tu moki tą rusų kalbą, kad gali suteikti tą informaciją rusų kalba, nes aš pati tokioje situacijoje esu buvus darbe, kada turėjau bylininką kalbantį tik rusų kalbą ir nebuvo vertėjo. Kadangi aš rusų kalbą moku, tai mes, manau, kad galėjom pasikalbėti ir suteikti paslaugas kokybiškai. O jeigu ne, tai vertėjas. O kaip jums atrodo, čia valstybė turėtų kažkaip reguliuoti, ar čia vat, būtent individualiai kažkaip turi spręsti žmogus, pažiūrėti kokia situacija, aplinkybės ir taip toliau? Čia galbūt nuo įstaigos priklauso irgi kokios paslaugos teikiamas. Nes mes nuvykę į užsienį taip pat neturim galimybės kalbėti lietuviškai su specialistais, su gydytojais. O angliškai tenka? Tenka. Dažnai? Ir kelionių metu taip. Na, aš manau, absurdas, jeigu liepia rusiškai bendrauti, čia yra Lietuva, jūs turi mokėti visi lietuviškai šnekėti ir tie, kur lietuviškai ir šneko, ne rusiškai. Nu, turėtų mokėti lietuviškai, jeigu nemoka lietuviškai, tada bent angliškai šnekėti, bet rusiškai tai ne, nesąmonė. Nes pasakė, kad daro išimtį tik tuo atveju, jeigu tai ukrainiečiai pabėgėliai. Nu, tada suprantamas, manau, jo. Jeigu ukrainiečiai, jeigu reikia su ukrainiečiais kažkaip susišnekėti, tada gerai. Na, čia yra labai skaudus dalykas. Aš, įsivaizduoju tos žmonės, kurie ateina prašosi pagalbos, medicininės pagalbos, be abejo jau senyvo amžiaus. Iš vienos pusės, taip, kas tau trukdė išmokti tą kalbą, valstybinę kalbą ir bendrauti, nes dabartinė karta gydytojų daugiausiai jauni, kurie nesimokė rusų kalbos ir iš tiesų ką jam daryti. Ir aš pati esu nekartą girdėjusi, ypač vaistinėse ir ten tada jau prašo vyresnės vaistininkės, kad aptarnautų. Bet kita vertus, nežinau, ne man spręsti yra. Čia vėl yra tokie, subtilūs žmogiškumo dalykai. Subtilūs labai. Vėl negali būti prievartinio dalyko. Prievartinis dalykas visada atsigręžia, kitų lasdos galų. Čia daugiau individualiai. Ir čia paties gal priklauso nuo vidinių žmogaus, tų įsitikinimo, vidinės kultūros. Jeigu jis čia jau, jis jaučiasi esas, čia visateisis pilietis, tai be abejo kalba yra visų pirma, būtent ta kalba toje šalyje, kurioje tu netgi gal ir gimėjai. O tuo atveju, kai, tarkim, pabėgėliai iš Ukrainos arba iš Baltarusijos nuo karo, nuo priespaudos kokios?
Taip, čia jau yra kas kita, jie yra pabėgėliai, jie ir taip jau yra, likimo tokie, kaip pasakius, apdovanoti kabutėse. Bet ir tai yra, aš kiek tenka bendrauti man prekybos centruose, ukrainiečiai, tai būtent kada jau jie ten kasininkai ir kas, jie jau gražiausiai kalba lietuviškai. Aptarnauja tave lietuviškai, dar aišku, nelabai gal drąsiai, bet jie išdrįsta kalbėti tą kalbą tos šalies, kuri juos priėmė, kuri globoja, kuri suteikia galimybę dirbti, gyventi ir taip toliau. Jie iš to ir tikrai įsitikinus iš tos pagarbos tai šaliai. Tai čia, bet tai irgi nereikia kažkaip prievartą spausti, kad tu būtinai turi išmokti. Bet tai yra jau kitas, yra kitas principas.